Pavadinimas – dramblė paukščio gyvenimo ciklas nuo kiaušinio iki suaugusiojo. Man patinka keisti padarai. Ir šiandien aš jums papasakosiu apie dramblę paukštį. Tai tik didelis paukštis, o ne dramblys. Ne maži, o milžiniški miško sargai su didelėmis asmenybėmis. Gyvenimą nuo kiaušinio iki suaugusiojo. Pirmas etapas – kiaušinis. Ankstyvą pavasarį motina dramblė paukštė paslepia perlo dydžio kiaušinius minkštose samanose, dažniausiai prie medžio kamieno, kur drėgna, bet šilta. Kiekviename kiaušinėje yra susirangęs embrionas su silpnu švytėjimu, tarsi naktinė lemputė po lapu. Maždaug po 2 savaičių temperatūra ir drėgmė duoda ženklą pirmajam širdies plakimui ir lukštas suplonėja. Dūmų etapas – ką tik išsirytęs. Kūdikis, vadinamas pypu, išlenda su mažu snapu ir per matomą nugaros plokštelę, kuri dar neveikia. Pirmasias dienas pypai geria rasą ir medžio syvus. Nektaro žiedadulkių šiek tiek grybų baltymams. Jie yra baikštus, slepiasi kerpėse ir kopijuoja netoliese esančių suaugusiųjų spragtelėjimus, kad išmoktų miško kalbos. 3 etapas – daigas. Po 10 dienų pypas išsineria. Sidabro gyslomis išmargintos nugaros plokštelės sukietėja, padedančios šoktelėti trumpais žingsniais. Daigai praktikuoja pasisveikinimus snapų į snapą ir pradeda ieškoti maisto sutemus. Viskas susiję su augimu. Ausys nėra didelės, jos po akimis ir paslėptos po plunksnomis, storesnė oda, drėgmė išlaikyti. 4 etapas – paauglys. Ne, jokios metamorfozės. Dramblė paukštis niekada nevirsta drugeliu. Paaugliai ilsisi kerpėse ir stiprėja, be kokono ar šilko. Per kelias savaitės jie tiesiog auga, raumenys tvirtėja, nugara kietėja, ryškėja raštai. Tai trunka kelias savaitės. 5 etapą – suaugęs. Suaugusieji išlenda auštant, apie 3 metrų aukščio, minkštų apdarų, su ausų angomis po akimis, paslėptomis po plunksnomis ir grakščių snapų. Dabar jų žingsniai vikrėja. Sudaro mažus būrius, bėgioja aplink syvus rautus, lanko gėlių laukus. Apdulkina naktį žydinčius augalus, stumia sėklas į dirvą. Piršlybos paprastos, švelnių žingsnių ir snapo bakstelėjimų duetas. Sezono pabaiga – nauji kiaušiniai. Iki vėlyvos vasaros suaugusieji pasirenka drėgną samanų lopšį ir ciklas prasideda iš naujo. Jei išlaikysite mišką vėsų, drėgną ir laukinį, dramblė paukščiai padarys visą kitą. Maži prižiūrėtojai – didžiulis poveikis. Ačiū, kad klausėtės, dabar žinote slaptą dramblę paukščio gyvenimą.